Sveiki atvykę į Michelin restorano apžvalgą. Ne restorano, hotelio. Jo, maloniai nustebino. Galim pasižiūrėti, kaip viskas atrodo, ne? Turą pasidarom. Tai žodžiu, įėjimas, miegamasis, viskas tvarkingai, viskas švaru, viskas gražu. Telikas, tada vonios kambarys, tokio pat dydžio realiai kaip miegamasis, vonia. Turim lauko dušą. Lauko dušas taip įspūdingas, ateik pasižiūrėk, pafilmuok iš vidaus. Žiauriai įspūdingas, aš čia gal jame tik tai ir prausiuosi. Vau. Gerai, paprastas dušas. Jo. O kas čia? Tūlikas. O kodėl jis čia uždarytas? Nu jo, tūlikas. Šiaip, kai pasakoju, nieko įspūdingo atrodo, ne? Šiaip labai gražiai atrodo. Ir tada turim terasą su šiltu baseinu. Galvom, kad bus šaltas, bet šiltas vanduo šildomas. Su baseinu ir vaizdu į džiunglės. Tai čia praleisim 3 dienas. Už 3 dienas sumokėjau 600 eurų. Jo. Yra restoranas, yra sporto salė, viskas vietoj spa. Tai kažką pafilmuosiu, čia gal kaip biškį nustos lyt, pakelsim droną, iš viršaus pafilmuot. Bet jo, nuo šiandienos prasideda mūsų džiunglių kelionė, o užtruko atvažiuoti iš Uluvatų iki Činai virš 3 valandų, jau čia 3,5 valandos su taksu. Kainavo taksas gal 25 eurų kažkas tokio. Tai va, tai čia mūsų pagrindinė bus Balio kelionė. Ryžių laukai, kriokliai, geras viešbutis, poilsis, baseinas. Viskas. Nu va, ką tik išsikrovėm viską viešbutį, savo viloje tiksliau. Pusrytukai pirmieji, burgeriuką pasiėmiau, žmona pasiėmė šefo, tūno kažkokį tai čia reikalą. Paragausim. Skanaus. Nu ką, updėtinam droną. Galbūt pavyks mums čia per šitas 3 dienas jį pakelt, parodyti viešbutį galbūt, apylinkės kažkokias paskraidyti, nes šiuo metu tai lynoja. O dabar varysime į spa. Tai turėtų būti infraraudonųjų spindulių, man atrodo, sauna pusę valandos, plus paskui valandos masažas. Jo, ten jų čia kažkoks vietinis, tai čia viskas viešbutį yra ir paskui dar galbūt varysime į vakarienę, tikriausiai. Aš taip įsivaizduoju, tai šitam viešbutį yra įskaičiuoti tik pusryčiai. O aišku, visą kitą tau reikia mokėti pinigėlius. Jo, tai masažas kainavo 7 eurų 2, už pietus sumokėjau virš 3, man atrodo, eurų. Nu tai va, maždaug tokios kainos įsivaizduot galit. Plius infraraudonųjų šitą sauną davė nemokamai. Tai tik tai reikėjo už tą masažą. Tai stengsiuosi kažką pafilmuoti, parodyti, kaip ten kas atrodo. Kažkas į tokio, gali būti su nuogais konkolais gulėsiu, tai galbūt tada ir kažkaip nepafilmuosiu, žinai. Tai, nežinau, greit jau varysim, gal spės čia jisai užsiupdėti, žiauriai didelis updėtas. Jo, tai susimatom jau čia jau galbūt spa zonui. Mačiau dar sporto salė yra, galbūt per šitas 3 dienas sumastysiu į salę, nes jau nebuvau jau gal 1,5 savaitės kažkas tokio. Tai va. Ai, tiesa, beje, gali būti kažkas pastebės per video, kad veidas visas išbertas čia. Tai dažniausiai šiaip palikau tiesiog šitą dermatologinį kremą namuose ir neturiu čia jokių, tai jau į vaistinę tikrai neįsiu. Tai toksai biški išvagotas būsiu per visas atostogas. Keista dar kaip pleiskamų nėra, nes šiaip pleiskamas dažnai irgi būna be specialaus šampūno, bet nėra. Tai va, jo, susimatom jau prie spa. Ką, grįžom iš masažo. Jo, tai melavau, ten ne infraraudonųjų, ten kiek supratau šalimais buvo infraraudonųjų pirtis, pas mus buvo tiesiog sauna su akmenim, ant kurių buvo galima pasipilti vandenukaus ir buvo ledo vonia. Bandžiau įlyst,
Čia gal ruoniai mūsų Lietuvos, gal jiem būtų kaifas, bet aš įkšikoju 2 sekundės ant tiek gelt skaudėt pradeda, kad nafik. Tai, nu, grinai ledinis vanduo. Jaučiu kaip eketėjai. Tai jo, ir pasipirtinom, patiko, vandens pilt reikėjo normaliai, kad būtų karšta. Tada masažas. Patiko, užtruko, ėmėm valandos laiko masažą, tai vertinčiau gal 8 kokiu. Tai bendroji sumoji, nežinau, ar sakiau, kiek kainavo, bet kainavo 8 eurų. 7 ten su centais. Tai sakykime 8 eurų. Tai va, tai persirengiam, eisim turbūt vakarienę valgyti, nežinau. Toliau taškyti eurus, o ką daugiau čia bedarysi. Lyja iki pat dabar. Tai tikiuosi, kad rytoj planai yra dideli, arba blogiausia atveju poryt varyti su motopirka. Tai apsižiūrėti apylinkės, čia yra ką veikti, yra daug lankytinų objektų. Bet kokiu atveju, jeigu rilis varysim, tai tikriausiai, kad rytoj, manau, pagal nuotaikas, bet šiaip toks planas yra rytoj. Tai varom į restoraną, pafilmuosiu dar, pasakysiu, manau, kainą, kiek kainavo ten kažkas tai tokio. Ir viskas, žinai, šiaip yra žmonės, žinai, galvoja, tipo, sako, kad ten Bali belekai pigu. Yra pigu, bet yra ir brangu. Pavyzdžiui, čia, sakyčiau, gal ir pigu palyginus su restoranais, bet kai nuo ryto iki vakaro valgai, dar kažką pasiimi, tai jau susidaro sumelę 200-300 šimtukų, tai tikrai. O ką babula neuždirba? Uždirba tai tikrai, visus metus dirba, o paskui taškome eurus Balį. Gerai, viskas, rengiuosi ir varom. Kaip mamasyta? Ar pasipošus mamasyta? Man užsek. Gerai, užsek. Nu tai va, viskas, grįžom iš vakarienės, dabar yra 11 val. Nakties, tai iš viso šiandieną viešbutį išleidom 108,5 eurus. Tai 2 kartus valgiam, plus masažai ir saunos. Ir dar kainavo šitas, kaip jisai taksas atvažiuoti iki viešbučio, tai taksas dar 25, nu tai žodžiu virš 200. Nu tai va, plus minus galite įsivaizduoti, kiek diena kainuoja Balyje. Aišku, 5 žvaigždučių šitas viešbutis su restoranu, su viskuo, bet nu, apie 200 eurų į dieną. 2. Tai va. Aišku, vyras viską kompensuoja. Tai va. Nu, žiūrėsim kaip rytoj, žiūrėsim, ką rytoj veiksim. O rytoj planas yra motopirka. Jeigu geras oras, dabar jau apsiramino lietus, tai tikėkime, kad ir rytoj jisai bus apsiraminęs. O dabar einam ilsėtis. Susimatysim rytoj. Ar tai gali būti tiesa, ką mes šiandien ryte matom? Ogi mes matom saulę. Filmuoju tik praplėšęs bambulius, kol dar matau saulę. Nes čia gali ilgai neužsitęst. Jo, tai papusryčiaujam. Ir bandysim gal nuomotis motopirką. Mėgojau gerai. Nu ką, papusryčiavom. Labai skanu buvo šiaip. Žiauriai patiko. Tai jo, dar turim 3 dienas šitam viešbutį. Cool. Laukiu dabar, kol apsitvarkys šalimai vilose, valytojas, ir tada pabandysim gal kokį dar droną pasileisti, tada pakuojamės ir bandysim pamatyti Ubūdą. Kriokliai, beždžionės, kažkas tai tokio. Bet pavalgius tai taip, nu, žiauriai gerai, žiauriai skanu buvo, žiauriai patiko, nu, bet aišku ir viešbutis jau 5 žvaigždučių, tai turi būti skanu, nes jei būtų neskanu, nu, tai jo. Dar norėčiau iš tikrųjų apsiskust, nes pamiršau visai Lietuvoje apsiskust, o plaukai jau net burnon lenda. Tai pas mane ta tokia barzdelė, gaidiška dabar labai atrodo ir trukdo šiaip, bet nežinau, jeigu rasim bus laiko, gal ir apsiskusim. 20 minutes, okei. Vsio, užsakiau skuterį, pristatys į viešbutį ir pasiims paskui nuo viešbučio. Tai užsakėm 2 dienom, tikėkime, kad bus geri orai, šiandien geri orai ir visą savaitę prieš tai lyjo. Tai, nu, taip turėtų būti, kažkada tai nelyja, tai tikėkime, kad šitas 2 dienas nelys. Kainavo 110 gabalų vienai dienai, tai čia gaunasi 110, 220, gaunasi 11 eurų 57 centai. 2 dienom. Kaulas. Kuras šiam gal centų kažkas tokio, nežinau tiksliai, bet kiek googlinau. Tai žodžiu, kaulas turiu šį A kategoriją, važinėja su
Yamaha, man atrodo, ten buvo, ar ne? Ne, Kawasakių 7PM kubikų, bet tai buvo prieš gal 1,5 metų. Tai biški toksai, žinai. Eismas čia, realiai, jeigu tu moki važinėti čionai su motopirka, tai Lietuva užsimerkęs, be rankų gali vairuoti. Tai esu važinėjęs Tailande, tikiuosi, kad priprasim. Priešingoje dar pusėje eismas, nu žodžiu, kosmosas, tai biški jaudinus. Bet kai Tailandė važinėjau, aš iš vis teisų neturėjau. Ir su mocu, realiai skaityk, buvau nevažinėjęs. Dabar aš jau su teisėm turiu mocu, nu važinėjęs su mocu ganėtinai kažkiek tai turėtų būti lengviau. Tai jo, o dabar turim 20 minučių, kol pristatys, įjungiam droną, aš vakar jį užupdėtinau, nes praeitus kartus, kai kėliau, buvo neužupdėtintas, buvo neprijungtas, aš negalėjau toli skristi, dabar galėsim skristi kur tik nori. Nahu galim skristi. Ne, nesikeikiu. Family friendly content. Very good, thank you for your cooperation. Nu, tikiuosi, neatbėgs čia pas mane, kad išjung droną. Nes čia kaip ir vila privati, aplinkui irgi privatu viskas, bet gal viskas bus gerai. Nes aš norėjau pajungti, bet čia valėsi visur aplinkui. Tai tada tai tikrai būtų pizda. O bet dabar tai, atsiprašau, nesikeikiam. Dabar nieko liktai nėra, tai greitai pakeliam į viršų, kad nieks nepamatytų. Tai paskraidysiu biški čia aplinkui, viešbutį gal parodysiu, kad iš viršaus matytumėt, kaip kas atrodo. Jo, nežinau, ar sakiau, tai čia Samsara viešbutis, 5 žvaigždučių. Michelin rekomenduoja jį, nėra Michelin vertinimo, bet rekomenduoja Michelin. Tai jau toksai jau čia premium, ne luxury, yra dar aukštesnių klasių, bet Ubudė tai jau yra premium klasės viešbutis. Gerai, einam lauką. Ok, vėl saulutės beje nėra, bet oras kaulas. Ble, kad į baseiną neįkrist. Nu gerai, čia ir bandoma, ne? Baba. Arba čia. Čia gal. Va. Gerai, filmuok mane, kačiuk. Kačiuk, pabūkim. Šiaip žiauriai lievas ryšys. Gerai, normal. Recording. Nu ir viskas, hebra. Kviečiu visus paskraidyti su Babulos oro linijom. Skrydis nebus atšauktas. Gali būti atšauktas, bet nebus taip kaip... Čia bandau bajeruot, bet nesigauna mano, ne? Gerai, take off. Take off. Home point updated. Nu ką, atvažiavom. Pirmi įspūdžiai, tai iš tikrųjų sutraukęs bulkas važiavau, nemeluojant. Eismas visiškai kitaip, nu ta prasme, belė kokią bertvarkę, motociklų belė kiek, kitoj pusėje, kai Lietuvoje tu pripratęs žiūrėti iš kairės pusės ar nieks nevažiuoja, čia jau reikia žiūrėti iš dešinės. Tai viskas yra atvirkščiai, kas ką praleidžia, hui suprasi iš tikrųjų. Bet kažkaip davažiavom, tai 20 minučių kelionė buvo, apie 10 km nuo viešbučio, šiaip labai patiko, pristatė motopirkai tiesiai į viešbutį, pasiims iš viešbučio. Jo, paklausiu viešbučio, davė numerį tiesiog ir viskas. Tai dabar mūsų pirmas locationas yra Krioklys. Reikės susimokėti visur už įėjimus. Štai taip atrodo mūsų žirgas, gali pafilmuoti. Prašiau, būtinai visada prašykit, nes Tailande atsimenu, kad būtinai turi būti phone holderis, kad telefonas būtų navigacijai. Būtinai turi būti šalmai, bet ne bet kokie, kad su stiklo apsauga būtų. Tai jo, toks mūsų žirgas. Klausiau, ar drausta, sakė ne. Dažniausiai, kai yra nuomojami mocai, dažniausiai jie būna nedrausti. Tai būtų labai malonu šioje kelionėje neprisidirbti ir saugiai, ramiai užbaigti ją. Tai va, viskas, atvažiavom, einam žiūrėti. Viską parodysiu, gal droną kažkur pakelsim. Nes oras puikus. Net fainai iš tikrųjų. Dabar atrodo, nu, va dabar va yra top. Pasimėm plavkės, pasimėm rankšluosčius, gal išsimaudysim, gal kažką, fotosesiją, žinai. Gerai.
Blemba, man šitie haikinimai, tai nesu mėgėjęs haikint. Bet ką pastebėjau Balį, tai žiauriai daug yra kalnuotų vietovių, žiauriai, belekiek daug. Visur, va. Jo. Tai čia dar pasirodo reikia paėjėti. Kažkiek, klausimas kiek, iki to waterfallo. Tikiuosi nedaug, nes tiek aš, tiek žmona nesam hiking, fun, active couple. We like to lay on the beach, drink some cocktails, and that's it. Hiking, no bueno. Gerai susimokėjom, tai sumokėjau iš viso šiam gabalų. 3 eurai gal, biški daugiau, gal 3,5 kokie. Ir einam, tai bus iš viso 2 kriokliai, bet aš jau matau, kad čia belė kiek laiptų žemyn. Tai kai aš lipu žemyn, visada žinau, kad reikės užlipti viršų. Bet vienam negalima mautis, tik pasižiūrėti pirmasis, o antrajam galima bus mautis. Tai kaip ir minėjau, pasimėm šitas pasimėm plavkės, maudimukai. Tai norėtųsi įsimaudyti visuose, kiek įmanoma, kuo daugiau. Nes realiai turim 2 gal dienas turim visus šitus fun ir attractive objektus aplankyti. Toj būsiu kaip Samoška. Nu, aišku, iki Samoškas gal to, bet šiaip patinka visai filmuoti, pasidalinti su jumis, galbūt jums įdomu. Aš sakau, stengsiu akcentuoti, kad pasakyti, kiek kas kainuoja maždaug, nes manau įdomu. Pirmasis krioklys. Ir dar vienas liko. Nu, su vaiku tai čia būtų žiauriai sudėtinga. Jeigu brajaniuką būtume pasiėmę, tai... Nu, sportas. Gerai, einam prie antro, kur galima įsimaudyti. Karšta belia kaip, žiauriai karšta. Drėgna, karšta. Jeigu visi tokie kriokliai, bus sunku. Bet va dabar va yra pirma diena, kai realiai kaip Balis. Karšta, drėgna. Gerai, einam. Gerai, viskas. Pirmas objektas aplankytas. Dabar varysim, nežinau, kažkur. Pasakysiu gal paskui. Parodysiu gal kažkiek eismo viso motociklo. Timelapsą kažkokį. Šiaip patiko 10 iš 10, tik tiek, kad labai toli eit. Bet jo, šiaip patiko. Tai tas toli ėjimas sukaisti, žinai. Jo. Ir kas dar prikolas, tai kad vakar ar užvakar, man atrodo, mes įdegėm, kai visą dieną lyjo. Raudona buvo ranka, tai šiandien aš jaučiu bus labiau raudona. Gerai, žygiuojam toliau, pusėm nuėjom. Jo, tai čia lygiai ta pati vieta, pasižiūrėjom šitą waterfallą ir dabar į šitą uolą, tunelius įlindom. Tai 105 metrų ilgumo. Įsivaizduoju kokio didumo bigelė. Gerai, apeinam, paskui pasižiūrėsim, gal jei kažkas dar įdomaus bus, parodysiu. Gerai, tai dabar aplankėm 2 krioklius. Ne 2. Iš viso šiaip teoriškai 3, bet dar daug mažiukų buvo, ne? Jo. Dar buvom tam uolose tuose įlindę. Tai dabar varom kažkur pavalgyt. Jau yra
Oi, čia Lietuvos laikrodis. Jau yra 2 valandos beveik, tai mums pusę valandos važiuoti, norim nuvažiuoti dabar tarpinę stotelę, bus pavalgyti kažkur tai. Ir tada važiuosim į šitų beždžionių mišką. Populiariausia, 1000 atsiliepimų, ir šiaip turbūt vienas didžiausių objektų šitam ubūdė. Tai jo, jau čia nespėsim šiandien viską per vieną dieną, nes jau belekaip iš tikrųjų, pavargom yra. Ne tai, kad fiziškai labai stipriai, bet, toks grinai kardio, kopi tie laiptai didžiuliai. Tai jeigu, pavyzdžiui, su vaiku, tai jau reiktų gal nešyklės, nežinau, bet, sunku. Yra ką paeiti. Tai šiandien, manau, savo dienos žingsnių limitą pasiekėm. Tai viskas, ką pakuojamės ir kalam pavalgyti ir tada jau susitinkam, turbūt kavinį susitinkam jo. Outfit check, važiuojam pradėt šiek tiek rapnuot, bet jau pradėm nustojo lyt. Jau tiek to su šitu važiuosim, tai mum lietuviam lietus nebaisus, mes esam pasiruošę, pareigūnam lietus yra, čia nelyja, čia tiesiog biškai drėgna, lietus, grybų lietus, tai apsivilkom nuo lietaus striukytės, tai mum jo, nebijom, dar 15 minučių važiuoti. 5 kilometrai. Šiaip, kas pastebėjau, nesakiau, gal Balyje, Hebra, kilometrai čia kitaip skaičiuojasi. Čia 10 kilometrų važiuosi pusę valandos. Tipo, kamščiai visokie, tai pas mus čia labai ramu, bet Uluvatų ten iš vis buvo žopa. O, koksai gražuolis. Gerai, kūrėm savo motorulką ir važiuojam. Gerai, atvažiavom pavalgyt. Kol kas kaifas, čia mažai eismo, vingiuotas kelias, gražus vaizdai, man patinka. Atvažiavom į Air Cafe and Lounge. Jo, einam pavalgyt. Kažką pasimsim pavalgyt. Šiaip pas mūsų žmona nuomonė yra vienoda dėl maistų. Tiek kai Tailande buvom, tiek kai Bali, vietinio maisto. Man tie ryžiai, ten jų tie prieskoniai, košė, makalošė man nepatinka. Nei Tailande nepatiko, nei čia. Tai stengiamės imti kažką tokio įdomaus, labiau europinio, kažką tokio. Jo. We go. Atnešė maistuką, tai tom jam sriuba, pas mane, kas pas mane iš vis čia yra? Kažkas su tūnu, jo. Tai pavalgom, detoks kokteiliukas, mango kokteiliukas. Jo. Ilgai ganėtinai nešė, bet šiaip galvoju, tai pagalvojom, kad visai galėčiau ir aš filmuotis. Norėčiau visai, žinai, keliauju, filmuoji savo, valgai, jo, gyveni iš to. Tai jeigu kažkas dar neprisidėjo prie kanalo kūrybos, galite užsubscribinti rimčiau, kainos draugiškos, tikrai nesikandžia, nuo 9,9 centų iki 10 eurų į mėnesį. Jo, ačiū jums visiems, mūsų, man atrodo, virš 40. Tai kai grįšiu į Lietuvą, būtinai visus paminėsiu. Ant mūsų stikliuko. Viskas, valgom ir tada keliausim į mūsų beždžionių mišką. Pavalgiam, tai įvertinimas. Galbūt kažkoks kokteiliai 10 iš 10, skanus. Šiaip mangų, pavyzdžiui, tai čia Rūta pasiėmė mangų kokteilį. Tai pasižiūrėkit Lietuvoje, kaip turėtų atrodyti iš tikrųjų mangų kokteilis. Toks, tirštas, grinai kaip turi būti. Lietuvoje, kai atneša, tai atsiprašant vanduo. O čia jau tikras mangų kokteiliukas. Čia kaip jisai vadinasi? Jo, smoothis. Tai skanu maistas. Mano tūno žiauriai sausas. Nežinau, vertinčiau kiek tu vertinti? 7, gal 6, ne? Aš vertinčiau gal 6 savo. Tavo? Man normaliai. Tai kiek sakykit, 7, tai va. Šiaip, pavyzdžiui, šitie šeikai, vienas kainuoja 7,5, tai čia kiek gaunasi? 3, apie 4 eurai, Apie 4 eurai, žodžiu. Tai va. Jo, maistai apie 8 vienas. Tai šiaip pigų palyginus. Gerai, viskas, ką, pakuosimės, atsiskaitom ir keliaujam. Norėjau apžvelgti šiek tiek. Ne visur yra super skanu, bet, pavyzdžiui, ką pastebėjau, kad ten pavyzdys, kad ir kokiuose ten, nežinau, kad ir kur gyvenu Elektrėnuose, jeigu tu nori, sakykime, sveikai pavalgyti, ne, tai, nelabai yra kur dabar galvoju, kur tu sveikai pavalgysi, kad tu, tipo, kas laikos prisižiūri mitybos. Čia tu gali rasti bele kokiam restorane sveikai, kaip nori, tau padarys, žinai, viską. Jo. Kažkaip tai taip. Bet sausokas tūmas, jo. Bet. Gerai.
Šiaip nesitikėjau, kad čia tokia mieste atvažiavam į centrą, motorolkų milijonas. Tai jau po truputį priprantu prie to bališko vairavimo, bet jo, biškis stresiuko buvo, kai belė kiek yra mašinų, belė kiek yra motorulkių, net buvo vietom kamščiai šiokie tokie, tai pradeda judėti mašinos, lenki visus, nes kitu atveju stovėsi lygiai taip pat su mašinom, ne? Lietuvoje užbaudotas, na. Gerai, viskas, atvarėm į mūsų džiunglės, einam į džiunglės, susipažinsim su beždžionkom, tikiuosi nepavogs mano kameros. Tikiuosi. Su telefonu gal nefilmuosiu, nes bus paskui kita Japonija. Я боюсь, я не надо его мне. Nu ką, chebryte, viskas, grįžomės atgal į savo viešbutę, ne? Tai šiandien yra realiai pirma diena, kai visa diena nuo pat pradžių lygi pat pabaigos yra 10 iš 10. Jokių kelionių nuo pat ryto. Pavalgėm pusryčius skaniai. Nu, vakar mes keliavom iki viešbučio 3 valandas. Nu. Jo. Nu, gal dar Uluvatų tą dieną, kai buvo su vakarienė irgi, bet tada neturėjom lagamino. Man asmeniškai tai yra pirma diena, kuri buvo 10 iš 10. Tai pavažinėjom su motorulke, jau prisiminiau, kai visas vairavimas vyksta, bet jo. Negalioja regitros įstatymai, šitie reikalavimai visi ir pratimai. Visiškai absoliučiai pamiršk. Jo, tai nors ir turiu A kategoriją, bet su 125 motopirke reikėjo priprasti ir įsidrasinti. Ir tai dar, jeigu centre, kur yra 1000 motorulkų, viskas dvižucha vyksta, tai tada vis tiek sudėtinga. Bet jo, saugiai grįžom namo, viskas buvo cool, tai pabuvom 3 kriokliuose, pabuvom šventykloj, pavalgėm, jo, beždžionkų pasižiūrėjom ir pargrįžom namo. Dabar yra beveik 5:30 gal, ne? Apie 5:30, tai tuoj greit pradės tempt. Tai mes jau bazuojamės prie namų, eisim paskui gal pavakarieniauti, vieną kitą gal kokteilį išgerti, sėsiu gal pamontuosiu video, šiaip jau pečius skauda nuo motorulkės, tai biški norisi palisėti. Tai tikiuosi patiko šis epizodas, jeigu patiko spaus laiką, subscribe, parašyk komentarą, ką galvoji, jeigu patiko labai stipriai, gali net ir užsiprenumeruoti rimčiau, stoti narystės, galite atsidaryti, tikrai rasit ir pigių yra variantų, ir brangesnių, o mes ką, susitiksime kitoje dalyje, kurių nusimato tikriausiai arba viena, arba 2. Nes mums liko dar Ubudas ir liko dar gal Nusadų, arba dar net nenusprendžiu. Mūsų aplamai, žinokit, šita kelionė yra nusprendžiama dieną į priekį. Mes kiek čia būsim Ubudė, mes nusprendėm Uluvatų paskutinę dieną. Ir kur varysim, ir šitą viešbutį užsibukinom viską. Ir šiaip stengiuosi viską parodyti taip, kaip yra, o ne taip, kaip rodo Sigel, Agnės Kulaitaitės ar dar kas nors, žinai, kur tik Bali. Sako, gerai, nesikeikim, čia family friend. Jo, šiandien buvo puiku, 10 iš 10. Lietus netrukdo, visiškai, absoliučiai.